Kartais 3D Max programa stringa ir netikėtai uždaromas failas. Ir kartais būna, jog failas yra visiškai sugadinamas ir nebeatsidaro, o recovery failas taip pat neišsaugomas. Kad taip nenutiktų, laikas nuo laiko reikia pagalvoti apie savo projekto saugojimą. Prieš tai pamokose susipažinome su incremental saving saugojimo būdu save as, saugojimo būdu hold ir fetch. Ir yra dar vienas metodas, kuris kartu yra ir archyvavimo metodas, ir saugojimo būdas. Šis metodas geras tuo, jog kartu su projektu yra archyvuojami ir visi reikalingi failai naudojami projekte, kaip pavyzdžiui tekstūrų nuotraukos. Archyvinis failas kaip zip yra išsaugomas segtuve scenes. Failas yra suspaudžiamas, todėl neužima daug atminties vietos diske. Išsaugokime savo projektą, spaudžiame M raidelę, save as ir archive. Ir čia pavadinimą galime palikti tą patį. Save as type yra 3D Max archive zip. Spaudžiame save. Ir dabar galime atsidaryti mūsų failą. Atsidarome savo project folder, scenes ir matome butas A-link zip. Ir jame yra mūsų projektas. Yra tekstinis failas su nuorodomis, kur yra naudojamos nuotraukos ir kiti scene assets elementai. Ir taip pat yra išsaugomi pačios nuotraukos. Šiuo atveju išsaugomas yra mūsų autokadinis brėžinys ir visos iki šiol naudotos tekstūros. Ir šį zip failą mes galime turėti savo kompiuteryje ir taip pat persiųsti kitam vartotojui į kitą kompiuterį. Kaip minėjau, jo kartais programa stringa ir jeigu taip nutinka, tuomet yra išsaugoma atsarginė projekto kopija. Max programai yra sukuriamas atstatomasis failas, kuris grąžina projektą į kitos vietos, kai programa užstrigo. Tuomet Max išsaugo papildomą failą, kurio pavadinimas susideda iš failo pavadinimo, apatinio brūkšnio recover.max. Ir šis failas išsaugomas Autoback segtuve project folder sudėtyje. Taigi šio failo ieškotumėm Autoback segtuve ir jei tai būtų mūsų dabartinis projektas, tuomet jo pavadinimas būtų butas A-link recover.max.